Sąnarių tempimas taip, kaip dabar pasakėte apie kauliukus, kada tai įmanoma. Aš suprantu, kad juos vis tiek galima žmonėms taip. Žinoma, bet po kokio laikotarpio po operacijos? Kai vienas klausimas ir antras klausimas, kuo skiriasi mūsų korekciniai nuo ortopedinių? Ir dabar visi ortopedai uždirba iš to, kad jie daro savo vidpadžius tiesiai po pėdą. Ir jų kaina dar aukštesnė nei mūsų vidpadžių pasirodo. Štai skirtumas. Ir kaip žmonėms sakyti, kad jie pinigų neišmestų veltui? Štai. Žiūrėkite. Jei ortopedinis vidpadis gaminamas pagal individualų projektą, naudojant aukšto tikslumo prietaisus, taip, kurie tikrina pėdą ir gamina šiuos vidpadžius, na, tai gerai. Bet tuose vidpadžiuose nėra jonizacijos ir magnetoterapijos funkcijos. Vienas. Antra, būtent šio vidpadžio trūkumas yra pirštų ir pagalvėlės srityje. Taip. Tie vidpadžiai neapkrauna šios dalies, o ją reikia apkrauti. Jie palaiko pėdą visą. O jei vidpadis yra ortopedinis, pagamintas pagal individualų projektą, na tada individualus projektas atliekamas aukšto tikslumo įranga, kur dedama pėda, kur vyksta daugialygis pėdos skenavimas. Iš esmės, tie vidpadžiai yra geri. Jie geri pėdos skliauto palaikymui, bet jie neatlieka profilaktinės gydomosios funkcijos. Tai yra, jie tik palaiko. O čia dar veikia kraujagyslės. Čia vyksta magnetoterapija, čia vyksta jonizacija. Ir čia laisvai dirba skersinis raumuo, kuris yra būtent toje vietoje, taip ties valgus kauliuku. Na, štai čia yra skirtumas. Tai yra, čia dar yra ir gydomasis poveikis. Ji turi gydomąjį poveikį, o ten yra palaikymas. Na, efektyvus palaikymas. Vėlgi, jei tiesiog ten pamatuotas dydis. Kažkaip ten kažką pamatuota, padarytas vidpadis, tai nesąmonė. Jei tai daugiamatis kelių lygių įrenginys, skirtas pėdai nuskaityti. Tokius įrenginius naudoja, pavyzdžiui, ledo ritulininkai, dailiojo čiuožimo sportininkai, turintys labai didelį krūvį. Tai yra, ten naudojamas modernus aparatas, kur atliekamas daugiamačio pėdos tyrimas ir gaminami individualūs vidpadžiai, pavyzdžiui, pačiūžoms ar kažkam kitam, na, slidininkams, kuriems tenka didelė apkrova. Tai yra, jiems gaminami būtent tokie individualūs vidpadžiai su aukšto tikslumo tokiais prietaisais. Jei tokių prietaisų nebuvo testuota, o tiesiog buvo atliktas kažkoks matavimas, na, tai būtų labai silpna ortopedinio vidpadžio versija. Pasakykite, prašau, jei klubo sąnarys pakeistas, ar tokiems žmonėms galima? Žiūrėkite, dabar grįšiu prie paveikslėlio, kad jums būtų aiškiai matoma. Žiūrėkite, tai yra žmogaus paveikslėlis, atrodo tai. Pakeitė sąnarį. Na, nejaugi žmogui nereikia tokio paveikslėlio? Gerai, čia jau yra metalas. Arba čia metalas. Bet tam, kad šis metalas tarnautų ilgiau ir kad mūsų raumenys ir raiščiai normaliai funkcionuotų, bet nebūtų arba pakeitę kelio sąnarį. O kodėl jį pakeitė? O todėl, kad čia jau buvo problema. Čia pakeitė, o čia, na, dar truputį sąnarys. Daugiau mažiau laikosi. Na, pataisykime šį sąnarį. Šis pakeistas taip pat atsistos į vietą. Mes pakeisime šių sąnarių padėtį ir metalas bus taip lygesnis. Jis jau nebebus štai taip šis metalinis sąnariukas tokioje padėtyje. Mes išsaugosime visus kitus sąnarius, kurie yra ant kojų. Taip. Olga Nataljevna, ar galiu dar vieną klausimą? Žinoma, prašau, pasakykite. Na, aišku, kad jūs kalbėjote apie klubo sąnarį. Ar gali iš tikrųjų būti kontraindikacijų?
Turiu tiesiog vyresnio amžiaus moterį, jai buvo pakeistas kelio sąnarys. Na, ji padarė. Pradinę klaidą pirmą kartą nešiojo jas. 2 valandas, paskui 3 valandas tas vidpadžius. Ji tarsi jaučia galūnių tirpimą. Ji turėjo kažkokią panašią situaciją su vyru. Ten, žinoma, ne mūsų buvo vidpadžiai, o kiti. Jam atsirado tam tikros komplikacijos. Vis dėlto, ar yra kokių nors kontraindikacijų mūsų vidpadžiams? Jei žmogui pakeisti sąnariai? Dėkoju už jūsų. Taip, taip, taip. Žiūrėkite. Jei pakeisti sąnarį, jei yra trombozės venų varikozė. Tai yra mes naudojame sistemą 3P. Tai kas yra 3P? Palaipsniui, nuolat, teisingai. Tai yra, jei yra rimtų problemų kojose, tada mes su jumis pradedame palaipsniui. Namuose užsidėjome, vaikščiojome pusvalandį. Keletą dienų vaikščiojame po pusvalandį. Tada užsidedame namuose, nes išėję į lauką nežinome, kada grįšime. Bet jei einame į parduotuvę duonos, tai gerai. O šiaip tai pradedame nuo nanų naudojimo ir mažomis partijomis. Tai yra, jei yra rimtų problemų kojose, bet nepasiektume paūmėjimo, o jūsų žmogus, kuris galbūt gavo tam tikrų komplikacijų, dažnai tai pasireiškia kaip paūmėjimai kojose. Kad jų išvengtume, tiesiog pradedame juos dėvėti palaipsniui. Štai pavyzdžiui, aš žinau, kad neturiu nei venų varikozės, nei trombofledito, nei trombozės. Tai yra, mano kraujagyslių sistemoje nėra nieko. Bet suprantu, kad mano sąnariai jau pradeda po truputį apie save priminti. Kažkur kelis traška, kažkur čiurna šiek tiek traška, kažkur klubo sąnarys šiek tiek apie save primena. Tai yra, aš juos užsidėjau ir daugiau nenusiėmiau. Tai yra, aš supratau. O jei žmogus vis dėlto turėjo rimtų problemų, geriau pradėti juos nešioti po truputį, po pusvalandį kelias dienas, tada po valandą, tada po 2 valandas. Ir maždaug per mėnesį jau galima pasiekti, kad juos nešioti. Jau ėja nuolat visą dieną. Tai yra, kartais būna, kad taip, sąnarys pas mus štai taip, jis tokios būklės, jį pakeitė raumenys ir raiščiai. Jį sąnarį pakeitė, jogi nepadėjo kreivui, jį padėjo tiesiai. Tai yra, jį padėjo, sąnarį štai taip, tiesiai. Bet raumenys ir raiščiai, jį per vieną akimirką, jie pas mus netampa tiesūs. Ir raumenys, ir raiščiai. Štai tokie, jie vis tiek palaipsniui persitvarkys į kitą padėtį jau prie šio kelio sąnario. Ir raumenys, ir raiščiai čia bus apkrauti, nes sąnarys trauks taip į teisingą padėtį. Tai kodėl skauda raumenis, kodėl skauda raiščius? Po čiurnos, kelio ar klubo sąnario pakeitimo? O todėl, kad padėtis staiga pasikeitė. Taip. Iš tokios staiga tapo štai tokia. Ir todėl raumenys raiščiai prisitaikys. Ir kai mes su jumis uždedame vidpadžius, o raumenys ir raiščiai dar yra tokie, o mes jau pėdos padėtį išlyginame. Ji buvo pasvirusi, o mes jau darome teisingą padėtį. Tai visos šios kitos dalys te abejo reaguos. Ir jei buvo sąnario pakeitimas, ir žmogus grįžo iš ligoninės, jam jau reikia pradėti po truputį nešioti šiuos vidpadžius. Na, arba kaip, taip, tarkime, žmogus su ramentais. Vyksta reabilitacija. Kai pasakė, kad ramentus galima palikti, taip, tai puikus momentas pereiti prie vidpadžio, bet ne ilgai, o pradedame nuo pusvalandžio. Taip. Atsiprašau, padarykite vaizdą, prašau. Ką padaryti? Vaizdo nėra. Viskas yra pas mane liubovė. Mes turime
Tai matyti jūsų telefone, pažiūrėkite. Viskas matosi. Kaip. Olga Anatolijevna, ar galiu užduoti Jums klausimą? Galima klausimą? Taip, klausau. Olga Anatolijevna, pasakykite, prašau, vaikui, nuo kokio amžiaus jie? Tinka puspadžių dydis. Jis rado? Tai galima? Taip. Ar kada? Kai pėdos dydis, žinoma, pasiekia 35 dydį. 35-36 tai yra mūsų mažiausias dydis. Tada, žinoma, jau reikia daryti profilaktiką. Tai yra, kai pėdos dydis pasiekia tam tikrą. Bet apskritai, visiškai idealiai po 12 metų amžiaus. Taip, tai yra, mes jau svarstome šiuos variantus po 12 metų. Iki 12 metų amžiaus vaiko organizmas laikomas vaikišku, o nuo 12 metų jau. Bet kokie gydymo metodai taikomi kaip suaugusiems? Taip, tai yra, jie jau laikomi suaugusiais. Todėl po 12 metų amžiaus, jei pėdos dydis pasiekia 35-36 dydį, taip, prašome, vidpadžiai. Kadangi dabar mūsų avalynėje mes neturime net tų ortopedinių įdubimų, daugelyje sportbačių ar kokių nors sandalų batų. Štai, o jei jie tokie yra, tai žinoma, tai labai brangi avalynė, kuri dar turi ortopedinių pakėlimą. Štai, todėl, norint išsaugoti pėdą ir kad nesivystytų plokščiapėdystė, žinoma, vidpadžiai labai gerai mums padeda. Olga Anatolijevna, ar galiu Jums užduoti klausimą? Prašom, norėjau paklausti, vaiko pėda dar maža? Taip, dar kartą. Vidpadžių. Vyru. Dėl dantų. Kaip mūsų vidpadžiai veikia mūsų žandikaulį. Na, dantų išlydinimas? Na, štai, dedagi plokšteles, tarkime, tiesina ten dantis, ten tas. Jiegi pas mus genda. Nuo ko? Nuo to, kad neteisinga laikysena. Taip, nuo visko. Kaip mūsų vidpadžiai tiesiogiai susiję būtent su tuo. Klausyk, iš dalies ir laikysena, jei jau yra dantų deformacija, jei dantų deformacija jau yra, tada reikia dėti breketus. Tai yra, jie mūsų dantų į vietą nesugrąžins. Štai. Jei. Tai gali būti gera profilaktika, bet jei dantys jau pasislinko, tai yra, jie į savo vietą jau negrįš. Taip, tai yra, tada breketais padedame. Taip. Ar galiu paklausti, Olga Anatolijevna, kalbėkite. Vaikas jau turi problemų, stuburo iškrypimas vyksta, bet jo pėda dar maža. O kaip dėl vidpadžio? Ar jis gali tiesiog stovėti arba dėvėti po kojinėmis? Na, kad būtų kažkoks darbas, kad siūlė. Žiūrėkite, jei galėsite tiksliai pagauti jo pėdos skliautą, kad jie vidpadžiai taip būtų dedami po pėdos skliautu, na, tada tai galima. Na, tada gale bus tuštuma ir vidpadis. Įsikiš už pėdos ribų, jei pėda maža. Tai yra, tada reikia tiksliai pagauti pėdos skliautą, o gale vidpadis išsikiš. Štai. Na, tada geriau. Kol pėda dar maža, vis dėlto. Ten bus efektyvesnė gimnastika ir pėdos masažavimas. Dygliuotais kamuoliukais ar kažkuo panašiu. Vis dėlto maža pėda. Šį gerai uždėjome ir mes vaikštome. Na, ar jūs namuose ką nors pririšite jam prie kojų? Ji vis tiek laukios pirmin atgal. Net jei bandysite namuose lipnia juosta pritvirtinsite tuos vidpadžius, na, mažai pėdai, ne, tai netiks. Tai yra tada specializuota gimnastika, būtent išilginiai. Taip, išilginiai raumenų stiprinimui. Tai yra, ieškokite internete arba pasikalbėkite su ortopedu. Yra pratimų kompleksas, būtent būrės raumens stiprinimui.
Taip. Dėkoju. Dėkoju. Iš tikrųjų, tai vėl toks puikus įrankis. Aš paėmiau, atskyriau. Taip sakoma, jūsų pasirodymą atskirai jau įrašą paskelbiau. Ir štai klausimai, nes nenoriu. Taip, viskas teisingai. Štai. Ir manau, kad jau 12-11 minučių po 1. Mes jūs puikiai tilpote į laiką. Jums buvo duota valanda ir jūs visą valandą, taip sakant, papasakojote. Prašome jūsų kitą pirmadienį mums surengti tokį pat įdomų eterį apie ląstelių aktyvatorių. Na, gerai. Taip pažiūrėsiu kaip su laiku, nes ne visada esu laisva. Aš patikslinsiu ir tada pranešiu. Gerai, tiesiog rytoj poryt pranešiu dėl kito karto. Gerai, ar pavyks, ar ne. Dėkojame. Vaikinai, viską tiesiog atidžiai studijuokite. Aš tiesiog stebėjau, kaip kiekvieną magnetuką visi išnagrinėjo. Juk kiekvienas iš jūsų gali daryti tą patį. Bet žinoma, lengviau užduoti klausimą kitam žmogui. Dar kartą dėkoju jums. Gerai. Visiems sėkmės. Taip. Na, kalbėkite. Mano dukrai buvo labai sunkus gimdymas, jai spaudė vaisių ir išsiskyrė dubuo. Padarė operaciją, įdėjo į Lizarovo aparatą. Jis stovėjo 3 mėnesius ir atsipalaidavo. Šiuo metu labai skauda nugarą. Gerai. Taigi, organizatoriai. Al-la, turi mano telefonus? Štai, tai yra. Sudėtingesniems klausimams nebetitraukime visų dabar. Paimkite mano telefoną, skambinkite, aš visada pasiekiamas. Aš patarsiu, kaip teisingai elgtis ir mes su jumis detaliau aptarsime jūsų konkrečią situaciją. Gerai, mano telefonas yra. Kam reikia telefono, prašau, klauskite. Taip, Allah, prašau, duokite mano telefoną tiems, kam jis reikalingas ir mes su jumis pasikalbėsime individualiai. Gerai, o jūsų skambučio dėl jūsų dukros aš laukiu individualiai. Gerai. Olga Anatoljevna, Taip, papasakokite apie savo asmeninį rezultatą. Jūs pažadėjote. aš dabar. Dėl valgusio. Merginos, aš dabar nuotraukas tiesiog įkelsiu čia, į grupę. Jūs pamatysite. Ir dabar, tiesą sakant, jūsų akis bus štai tokios. Tai mano momentinis asmeninis rezultatas. Jo nereikia pasakoti, jį reikia tiesiog parodyti. Nes kai pirmą kartą tai pamačiau, išmatavau, supratau, kad tai. Na, aš žinau žmogaus organizmą, žinau visą fiziologiją. Supratau, kad tai yra tai, ko man trūksta pilnam laimės jausmui mano gyvenime. Todėl to nereikia klausytis tai, reikia pamatyti dabar. Atsiųsiu nuotraukas. Tai nėra taip, kad aš mėnesį nešioju. Tai yra, aš fotografuoju savo. Ko? Be vidpadžio. Iš karto dedu vidpadį ir iš karto fotografuoju su vidpadžiu. Tai yra šoninė projekcija, tai yra viršutinė projekcija. Kad suprastumėte, mano koja tiesiog stovi. Nes šiuos vidpadžius pradėjau nešioti visai neseniai. Dar net mėnesio nėra. Na, kiek aš juos nešioju, nežinau, gal 2, šiek tiek daugiau nei 2 savaitės. Ir iš karto dedu savo pėdą į vidpadį ir iš karto darau nuotrauką. Ir dabar aš jums atsiųsiu šias nuotraukas. Tai tikrai tai momentinis rezultatas. Štai pėda be vidpadžio, štai pėda su vidpadžiu. Štai viršutinė projekcija be vidpadžio ir iš karto su vidpadžiu. Todėl dabar pažiūrėsite ir tikriausiai būsite tiesiog šokiruoti, kaip greitai keičiasi pėdos padėtis šiuose 2 padėtyse. Na viskas, dabar atsiųsiu visas nuotraukas. Visiems didelis ačiū, visiems sėkmės. Visiems geros stuburo ir geros kaulų sistemos. Taip, su tokiu puikiu prietaisu, skirtu sveikatai, palaikyti judėjimo ir atramos sistemai. Viskas, visus jūs myliu. Jei turite klausimų, būtinai paimkite mano telefono numerį iš organizatorių ir skambinkite. Mes su jumis pabendrausime. Olga, pasakykite, prašau, ar vyresnio amžiaus žmonės taip pat gali juos nešioti? Vyresnio amžiaus žmonėms negalima.
Vyresnio amžiaus žmonėms reikia gyventi su šiais vidpadžiais. Nes kuo vyresni tampame, tuo silpnesnis tampa mūsų raumenų korsetas. Raiščiai viskas silpnėja. Ir kuo vyresni tampame, kaip sakau, kuo vyresni, tuo ilgiau ir aktyviau, efektyviau šiuos vidpadžius reikia nešioti. Mums tiesiog reikia juose gyventi.